Sveiki, sveiki, mielieji. Nu kągi, reikia šiandieną pagalvoti savaitgalį, kas mus reguliuoja, stimuliuoja, tonizuoja ir nemeluoja. Tai bandysiu perteikti, ką aš čia buriu ir tiesiog su jumis galiu pasidalinti ne tai, kad gražus čia podeliai, bet kokie gražus dalykai, kurie mane padaro va šitokią laimingą, sveiką ir žydinčią. Kadangi vasara, tada imamės darbo. Pilam vandenuką, aišku, jo nepasirašiau. Pilam vandenuką, kad ir šalta. Noriu pristatyti jums labai gerą Neolife kompanijos arbatėlę, kurią galima gerti ir šaltą, ir karštą. Jinai turi žaliosios arbatos, ginkmedžio, vitamino C ir viso kito, ko reikia. Žodžiu, stiprus antioksidantas. Šitą gėrimą taip pat aš naudoju kaip antioksidantą, bet turiu savo idėją. Čia yra sušaldyti ledukai. Tie ledukai, kodėl tokie yra man mėly, todėl kad čia yra tikras, grynas jaunystės eleksyras. Ir kada yra labai karšta, aš tiesiog va tokį apdribusi šiek tiek, apgriuvusi tokį kubelį įdedu ir išgaunu dar tokį, kaip aš sakau, grinai šalto gėrimo vasaros bomba vadinama. Ir tai neduoda man tokios priklausomybės, pastoviai gerti kavą, nes čia atstoja tiesiog šitas pakeliukas, jis atstoja tiesiog kavą mum. Kitas dalykas, dar pasidalinsiu tokia įdomia paslaptim, kad ryte, kada aš atsikeliu, mano pakiai būna šiek tiek jau ir amžius vis tiek, virš 50, taigi nereik norėti. Tai va su šito ledo gabalėliu aš tiesiog pašaldau ir primaitinu savo jautrią pakių odelę. Labai nuima pabrinkimą. Tiesiog primaitina, atgaivina. Plus čia yra ir vitamino C. Jis yra mums labai reikalingas, nes reikia apsaugos, kada vasara saulytė, kada tiesiog, labai atsiprašau, kada tiesiog tas veidas mūsų turi būti apsaugomas ir odytė ne tik gėrimų iš vidaus, bet ir iš išorės, kadangi tai yra ultravioletinių spindulių apsauga. Taip kad gero starto, užsiturbinam ir gero garo jum. Kviečiu prisijungti, duosiu daugiau paskaitų, kam įdomu, iš savo širdies į jūsų. Taip pat, iki. Gero savaitgalio. Labai dėkoju iš tikrųjų, kad jūs žiūrite ir šitam ritualė yra va dar mano katytė, jinai irgi meilutė vartoja taip pat omega. Nu tai čia žinote, kompanija yra sutverta būtent taip visai šeimai, visiems atvejam. Tai jeigu jums kažko reikia, aš jums pasitarnausiu. Sėkmės, iki.